Labas, labas. Labai dažnai konsultacijose išgirstu, kad jūs save laikote per senais, per senomis, per vėlų, ne dabar, nebespės ir taip toliau ir panašiai. Bet mes senstame ne amžiumi, mes senstame, pradedame rūkšlėtis ir sensta mūsų siela tada, kada mes prarandame savo svajones. Tada, kada mes nebetikim savo svajonių, kada mes nebeturime entuzijazmo, nebeturime troškimų, nebeturime energijos ir nuolat tik pasiteisinam. Va tada rūkšlėjasi ir sensta mūsų siela, bet ne jūs. Ir tiek yra taipogi ir nuostabių, ir fainų istorijų, ir neįtikėtinų istorijų, kad nesvarbu kiek jums metų, ir 50, kažkam ir 60, ir tokie žmonės taip ateina pas mane taipogi į konsultaciją. Ir po mūsų pokalbių, po mūsų konsultacijų, kartais net po angelų žinučių, ar ne, po sesijų kortų traukimo, žmonės pradeda veikti, žmonės, kurie verslus, žmonės, kurie tinklus, žmonės, kurie bendruomenės, keičia šalis, išsiskiria. Aišku, aš ne už skyrybas, bet jeigu tu visą gyvenimą kenti ir tave menkina, ir tave žemina, ir dažnai